skeneris. Tiek internetiniam portalui slaptai, tiek Lietuvos Respublikos teisėsaugai yra žinomas problemas, kurias davedė mane iki to, kad teko pagerinimui finansinės padėties ieškoti darbo užsienį. Šių metų balandžio mėnesį pradžiai išvykau dirbti į Norvegiją. Pagal sutartį konkrečiai su Lietuvoje registruota Norvegijoje esančia bendrovė. Remiantis šią sutartimį, pirmą etapą dirbau nuo balandžio pradžios iki Liepos pradžios. Liepos pradžioje, išvykstant vasaros atostogų į namus, pinigai dar buvo neišmokėti. Dalis mus pasiskolinau iš vadybininko, kuris buvo atsakingas už mūsų darbą Norvegijoje. Galutinė suma, kuri viršija 8 000 litų, dar liko iki šios dienos nesumokėta, nors remiantis Norvegijos įstatymais turėjo būti mokama kas 2 savaitės. Mokama nebuvo.